Sveikinu visus, kviečiu kartu atlikti meditaciją. Sustokime, nurimkime, stenkimės būti kiek galima čia ir dabar. Niekur nereikia bėgti, niekur nereikia skubėti. Pasirinkime geriausią kūno padėtį, kuri padėtų mums melstis ir medituoti. Meditacija gali labiau atpalaiduoti, todėl išlaikykime reikiamą budrumą. Jei galite, užsimerkite. Susikoncentruokitės visą savo sielą, visą savo mintim čia ir dabar. Ateiname į Dievo akivaizdą. Dievo, kuris kviečia ir myli mus. Dievo, kuris yra čia ir dabar. Dievas sakė, aš esu esantysis. Todėl aš susitinku Viešpatie su tavim, kuris esi čia ir dabar. Mano santykis su tavim visą laiką yra čia ir dabar. Tu Viešpatie nesikeiti ir esi ištikimas. Todėl galiu tave sutikti, mylinti kūrėją, mylinti palaikytoją, ramybės teikėją. Esu čia ir dabar tavo akivaizdoje. Tai gali būti man iššūkis, nes tu šventų švenčiausias, o aš ribotas. Todėl nuolankiai kreipiu savo dvasią į tave. Nuolankiai nukreipiu savo visą mintį ir jausmus į tave. Čia ir dabar susitinku su tave. Aš laukiu ilgesingai, skatinu savyje troškimus, kurie kryptų į tave. Pradedu kelionę į tave. Pradedu kelionę į savo vidų. Tu esi dabar ir mane palaikai. Tai nėra pabėgimas nuo pasaulio, bet kaip tik atradimas pasaulio tavyje, Viešpatie. Dieve, tu esi gyvasis, tu esi manyje, tu esi čia, tu esi dabar, tu esi pagrindas mano buvimu. Aš paleidžiu ir paskęstu tavyje. Tu pripildai mano būtį, tu pripildai mano pasaulį ir leidi man gyventi. Dabar atkreipi dėmesį į savo kvėpavimą. Kaip aš įkvepiu ir kaip iškvepiu. Kaip oras patenka į mane ir kaip išeina. Įkvepiu ir iškvepiu. Dievas Tėvas, Kūrėjas, dangaus ir žemės sutvėrėjas, įkvėpė man savo dvasią. Tuomet Viešpats Dievas padarė žmogų žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Dievo dvasia mane sukūrė, visagalio alsavimas laiko mane gyvą. Įkvėpė ir iškvėpė. Tas kvėpavimas mane sujungia su tavimi, Viešpatie. Tas kvėpavimas padeda man būti gyvam. Tai mano gyvenimo išraiška. Įkvėpti ir iškvėpti. Priimti ir atiduoti. Kaip laisvai teka kvėpavimas manyje, taip tegul ir mano maldos būna. Priimu ir atiduodu. Priimu, Viešpatie, viską iš tavęs ir viską tau atiduodu. Stengiuosi kvėpuoti ir melstis kartu. Tu mane kvieti priimti visą tai, ką man esi paruošęs. Ir su kiekvienu įkvėpimu priimu tai. Tu, Viešpatie, kvieti man atiduoti visą tai, kas mane slegia, visą tai, ką turiu atiduoti. Todėl su kiekvienu iškvėpimu tau atiduodu.
Tu paimi visą mano nuosavybę. Aš skiriu savo kvėpavimo maldai, į pasišventimą tau. Mano kvėpavimas, mano įkvėpimas, iškvėpimas, tai mano būties išraiška. Tai darau dėl tavęs, su tavimi ir tavyje. Įkvėpiu ir iškvėpiu. Priimu ir atiduodu. Viešpatie į tavo rankas. Iš Evangelijos pagal Joną. Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį, o Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Dabar panaudoju savo vaizduotę, visus savo jausmus ir stengiuosi įsivaizduoti, jog esu tam kambaryje, kur susirinkę mokiniai. Jie kartu meldžiasi, kartu šnekasi, kartu stengiasi palaikyti vienas kitą. Tai nelengvas jų laikas, kai jie bando prisiminti ir nenorom tą padaro. Jie prisimena didelę kančią Jėzaus, atskyrimą nuo jų ir jų pačių baimę, pabėgimą. Visa tai, ką jie prisimena, yra didelis siaubas ir baimė, nerimas, išgąstis. Atrodo, ten, kur buvo visos viltys, jų nebelieka. Viskas, kas buvo, atrodo stabilu, viltinga, šviesa, tapo tamsybė, tapo baimė, tapo įtampa ir nelaisvė. Kai jie galvoja apie savo ateitį, jie mato tą pačią baimę, baimę persekiojimo, baimę kančios. Todėl jie užsidarė, užsirakinę. Te lieka laukti, te lieka tikėtis vilties. Galbūt bent duris sulaikys priešus. Bandau įsijausti į tą baimę, į tą egzistencijos baimę. Galiu matyti ir savo praeities netobulumus. Galiu matyti savo įtampas. Galiu matyti ir savo ateities išgąstį. Kas bus jei? Jeigu trūks, jeigu nesugebėsiu, jei esu nevertas, jeigu nežinau, kaip reikia elgtis, ko reikia siekti, ko reikia norėti. Ir štai Jėzus ateina kiaurai sienas ir atsiduria mūsų viduryje. Jo nesulaiko jokios užtvaros. Jo troškimas būti gyvam mūsų tarpe, mano gyvenimo centre. Atsistoja ir sako ramybė jums. Ramybė ta, kuri nuramina visą baimę, kuri duoda atsakymą kiekvienam netobulumui, kiekvienam nesugebėjimui, trūkumui, skoloms, sunkiems santykiams, sunkiems darbams, o gal kaip tik santykių ir darbo neturėjimų. Ramybė jums. Ta ramybė užpildo visas spragas,
ištiesina visus nelygumus, pripildo kiekvieną erdvę. Jėzus kvėpia šventąją dvasią. Sako, priimkit ją. Su kiekvienu įkvėpimu įkvėpiu šventąją dvasią. Tegul jinai pripildo mano gyvenimą. Pripildo mano egzistenciją. Tegul paliečia mano gyvenimo centrą. Tegul šventoji dvasia perima mane visiškai. Su kiekvienu įkvėpimu įkvėpiu šventąją dvasią. Įkvėpiu jo malonę. Įkvėpiu jos ramybę, džiaugsmą. Ten, kur šventoji dvasia pripildo, visur atsigauna mano gyvastis. Galiu prisiminti savo darbus, savo žmones ir įkvėpti šventąją dvasią. Galiu matyti, kaip viešpaties dvasios šviesa ir ramybė, džiaugsmas pripildo kiekvieną dalyką, kiekvieną asmenį, apie kurį tik pagalvoju. Įkvėpiu šventąją dvasią. Ateik šventoji dvasia. Pripildyk mano praeitį, mano ateitį. Pripildyk mane. Leidžiu tau vadovauti. Leidžiu tau degti manyje. Leidžiu tau valsuoti mano gyvenimą. Šventoji dvasia nori pripildo, su džiaugsmu pripildo. Nori paima visą mano gyvenimą. Teik šventoji dvasia. Kartu paleidžiu ir atiduodu tai, ką turiu atiduoti ir paleisti. Atiduodu visas savo nuodėmes, visus savo silpnumus, visas pasekmes negerų dalykų, kurie įvyko mano gyvenime, visas žaizdas, visą neapykantą, visą pagiežą atiduodu ir su kiekvienu iškvėpimu atiduodu šventąją dvasią. Viešpats sako, kam atleisti nuodėmes, tiems jos bus atleistos. Dėl šventosios dvasios dvelksmu atleidžia nuodėmes kiekvienam sutiktam žmogui, kiekvienam įvykiui, kiekvienai situacijai. Ir galiu įsivaizduoti, kaip šventoji dvasia pripildo visus tos dalykus, visiems atleidžia ir dovanoja. Dabar skambant muzikai, pasikalbu su Jėzumi, leidžiu, kad jo šventoji dvasia pripildytų mane ir kiekvieną dalyką, kurį tik prisimenu, apie kurį pagalvoju ar jaučiu. Leidžiu, kad viešpaties dvasia, ramybės dvasia, šventumo dvasia pripildytų. Įkvėpi kiekvieną dalyką šventąją dvasią, į kiekvieną žmogų, į kiekvieną situaciją. Iš Evangelijos pagal Joną. Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė, ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę viešpatį, o Jėzus vėl tarė, ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos.